Šiuo metu jaunimas yra drąsus. Man labai gražu pasižiūrėti gatvėse, kad jie yra skirtingi, kad jie gražiais kirpimais, kad jie madingi. Kiekvieną sezoną keičiasi ne tik aprangos, makiažo, bet ir šukuosenų tendencijos. Tad jeigu pabodo dabartinis įvaizdis, pats metas keistis. Nauja madinga šukuosena gali tapti puikiu antidepresantų rudenį. O jeigu vis dar neapsisprendžiate, kokią pasirinkti, siūlome susipažinti su naujausiomis tendencijomis. Permatoni drabužiai, kaip ir vadinasi vaikino lūko modelio, šukuosenos tamsus plaukai su tam tikrom labai aštriom linijom. Vyriškose kirpimuose ir šukuosenos yra madingi frontaliniai daly, viršugalvėje ilgesni plaukai. Jie kartu kombinuojami su pakaušio dalimi trumpais plaukais. Gali būti šukuojami tiek į viršų, tiek į šoną. Pakaušio dalyje trumpi plaukai. Čia irgi rytietiško stiliaus kartu matosi kaip papuošalai. Ir peršviečiamas trikotažas. Irgi visos formos yra gan griežtokos. Kai kurios moteris, kai kurios jaunos merginos labai bijo tų trumpų kirpimų madingų. Visos labai ilgais plaukais. Aš nesakau, kad tai ilgi plaukai yra negražu, bet kartais visas grožis atsiskleidžia, kai būna gražus, madingas kirpimas. Šiuo sezonu madingo tiek romantiškos, tai yra garbanėlės gali būti, bet tos garbanos tai nėra tokios lėliškos. Tai gali būti tik tai netvarkingos gale kažkokios garbanėlės padarytos. Kirpimai nuo pusilgių trumpų ir visiškai trumpių berniukiško net stiliaus, kur ausų dalyje palikti reiškia ilgesni plaukai, viršugalvį irgi truputį ilgesni plaukai sušiaušti. Tai turi turėti tokį patrauklų ir tokį šarmišką įvaizdį. Negali būti žmonės visi vienodi pagal vieną kirpimą ir vieną įvaizdį. Tai yra naujovės, tai yra kas naujausio, yra kokios naujausios tendencijos, mados ir šukuosenų, tai mokiniam be galo yra naudinga. Lietuvos specialistai akylai stebi šukuosenų naujoves užsienyje. Tarptautinės klasės teisėja, profesionali kirpimo meistrė Irena Žinevičienė neseniai grįžo iš pasaulinės parodos Londone. Čia buvo pristatytos naujausios rudens-žiemos kirpimų kolekcijos. Įkvėpta vienos didžiausių pasaulyje madų akademijos, kirpimo meistrė kolegoms Lietuvoje demonstravo šį rudenį populiariausias šukuosenas. Labai elegantiška buvo visa šita kolekcija. Tai ne tik šukuosenų choreografijos, bet kartu ir inovacijų čia toksai šou. Profesinė prasme iš tikrųjų duoda labai daug šitie seminarai. Pas mus dirba mokyklo profesijos mokytoja ekspertė Irena Žinevičienė, kuri gali atkartoti tai, ką jinai pamato tikrai visiškai pilnai ir perteikti visą tą, ką jinai sužinojo tuose seminaruose. Spalvos visos madingos, tokios madingos ir visi akcentuoja, kur tinka kiekvienam žmogui prie veido. Vienam žmogui labai tinka šviesus plaukai, kitam tamsus. Jeigu šviesiaplaukiais nudažysit juodai ir dar nekokybiškais dažais ir nekokybiškai, jinai tikrai negražiai atrodys. Lygiai taip pat ir šviesinti plaukai, jeigu yra nepuoselėti, jie yra nesveiki, nudužinėja. Ir jeigu ne ta spalva kažkokia, tai tikrai grožio neteikia. Madingi lygiai taip pat ir dažytas plaukas vaikinams, nors pas mus labai nedaug kas dažosi, bet iš tikrųjų graži šviesi spalva, pastelinė yra madinga. Madinga šiemet yra ir pristatoma Britų akademijų, reiškia, tose kolekcijose. Mūsų meistrai yra labai stiprus ir taip pat galėtų ten kurti tais kolekcijas ir dalyvauti. Ypatingai pasisekė kirpimo meistrės modeliui Rūtai. Truputį buvo gaila plaukų, bet nieko, jie ataugs. Jai padaryta nauja Maroko tematika šukuosena, kuri atspindi naujausias tendencijas. Ypatingas dėmesys skiriamas tamsiai spalvai ir Marlene Dietrich laikų stiliui. Būtent garsioji kino ir teatro primadona pradėjo pasaulyje populiarinti vyrišką stilių. Drąsiai pozavo leidinių nuotraukoms su vyrišku kostiumu, įspūdinga skrybėle. Tačiau šių metų kolekcijose nebelieka aiškios ribos tarp vyriškumo ir moteriškumo.
čia trumpas. Kirpimas labai gražus. Ir su berniukišku tokio akcentu ir su ilgom linijom. Reiškia, lyg iš priekio atrodo berniukiškas kirpimas. Vis persidažinėju, vis kažką žiūrausi, keičiu. Tiesiog ieškau tokios šukuosenos, kuri tikrai tiktų. Rūta atėjo ilgais plaukais iki pečių. Nebuvo neatskleistas tas grožis, koks atsiskleidė dabar nukirpusi. Išryškėjo kaklas, išryškėjo akis, labai gražu yra tiesūs kirpčiai stori. Jie šiais metais irgi tarp kitko madingi. Tinka, jaučiu, kad tinka. Yra ir kuperinė, ryškia vario spalva, tamsesnė, šviesesnė, lyg ir labai tamsių juodų tokių akcentų yra, bet tai suteikia visam kirpimui žavesio. Žinot, kirpėjo profesija pati turbūt labai sena yra profesija, be kurios negali apsieiti nei vienas žmogus tikriausiai, ne? Bet kokiu atveju pas kirpėją apsilanko bent jau į pusę metų vieną kartą kiekvienas žmogus. Ir yra dėl to populiari šita specialybė ir jinai buvo ir bus reikalinga. Šitam kirpime viena dalis yra šukuojama į apačią, akcentuojamas reiškia kampas, likusieji plaukai viršugalvio sušukuoti į viršų ir šonai yra nukirpti labai trumpai, labai trumpai. Tai yra kontrastingi kirpimai, kurie yra dabar šiuo metu ypatingai madingi. Profesionali kirpimo meistrė pasitelkė į pagalbą įspūdingą pačios iš grandinių pagamintą aksesuarą. Mes sekmadienį su vyru darėm šitas papuošalus. Kasdieninė šukuosena tapo ypatinga. Panašiai taip atrodė ir Londone pristatyti modeliai, atspindėję mados tendenciją su rudeniu ir žiemai. Patys mes darėm. Čia tikrai ne iš Londono atvežti. Čia, žinok, grandinėlės. Šio sezono mada tai ne tik tamsus ar šviesus plaukai. Tikriausiai daugiausia tai, kas žmogui tinka. Turi kirpėjas pritaikyti, aišku, turi atsiklausti ir kliento, reiškia, kuris ateina pas kirpėją. Šiemet iš tikrųjų pas mus iš tą profesiją atėjo nemažai berniukų mokytis, kadangi, žinot, berniukai kaip ir virėjai, taip ir kirpėjai yra specialistai geriausiai iš tikrųjų, bet gal tik tai tiek, kad pas mus Lietuvoje dar yra nepriimta, kad berniukai dirbtų kirpėjais. Jeigu yra kirpykloje vyrai kirpėjai, tai iš tikrųjų jie labai turi daug darbo. Be kita ko, kirpimo meistrė norintiem pasikeisti pirmiausia patarė pasirūpinti savo plaukų sveikata. Tik tuomet, kai plaukai žvilga, galima pagalvoti ir apie madingą kirpimą. Turėtų gražus išpuoselėti plaukai būti pirmoje eilėje, o ne ilgi ir nušiurėti plaukai. Jos reikia prižiūrėti, jos reikia plauti, jos reikia puoselėti, dėti kaukes, gydyti, jeigu jie yra sergantis, kaip sakant, visi reiškia nulūžinėja. Ir geriau gal gražesnis trumpas kirpimas negu ilgi nušiurę plaukai. Iš tikrųjų, plaukus reikia nuolat puoselėti. Jos kuo daugiau puoselėsim, tuo gražesnius jos turėsim. Daug darbo reikia įdėti.